Toliau pasakoju apie Nycių kaimo gyventojo Tuko Nykštuko ir miestietės Davatkos Vidos draugystę. Pastarasis nycietis Tukas niekada iki šiol nebuvo manęs, kad per savo draugę Vidą Pribeldaitę jam kada teks graudžiai verkti, bet per praėjusias porą dienų jis kaip tik tai ir darė. Iš to didžio nusivylimo ir liūdesio jam pačios ašaros liejosi iš akių. Davatka Vida visada norėjo, kad jo žodis jų santykiuose visada būtų paskutinis, Tukas tai žinojo, bet nesitikėjo, kad jį Vida taip įskaudins. Anksčiau visada sakiusi, kad nycietį jį labai myli ir niekada jo nepaliks, Vida dabar nori šituo Tuku kuo greičiau nusikratyti, lyg kokiu visai nebereikalingų daiktų. Juk jau tiek visokių gražių dalykų buvo ta Vida anksčiau pačiam Tukui prižadėjusi, o dabar tai tarsi lyg jau nebeteko savo vertės. Tačiau vyras su tuo nesitaikstys, jis neketina taip lengvai ir paprastai prarasti savo draugę, su kuria dar yra ir susižadėjęs ir kovos dėl šito. 2011 m. spalio 26 diena. Štai kaip galėjo skambėti emocingas ir skausmingas nyciečio vienišo tėčio Tuko vidaus monologas, jam sėdint vienam katinų šeimos namuose, kai ašaros upeliais bėgo per veidą, o širdyje virė nusivylimas ir noras kovoti. Tukas sėdi prie stalo pasirėmęs galvą rankomis. Žvelgia į tuščią kambarį, o ašaros pačios tvenkėsi akise ir rieda skruostais. Jis kalbasi su savimi tyliu, drebančiu, bet pamažu stiprėjančiu balsu, na va, Tukai. Kas galėjo pagalvoti? Sėdi suaugęs vyras, Nycių kaimo gyventojas, ir verki kaip mažas vaikas. Kad man kada nors tek šitaip graudžiai rimoti ir lieti ašaras dėl šitos moters. Jei kas būtų pasakęs prieš savaitę, būčiau skaniai pasijuokęs. O dabar širdį spaudžia taip, kad net kvėpuoti sunku. Ir viskas tik dėl jos. Dėl mano Vidos? Vidos Pribeldaitės. Miestietė tu mano, Davatka tu mano. Žinojau, juk visada žinojau, koks jos būdas. Visada ji norėjo valdyti, visada jo žodis turėjo būti paskutinis. Nusileisdavau patylėdavau, nes galvojau, tokia jau ji, reikia suprasti, reikia nusileisti dėl šventos ramybės. Bet kad šitaip įskaudins. Kad šitaip spjaus į dūšią. To tai jau nesitikėjau. Kur dingo visi tie jo žodžiai? Myliu tave, Tukai, niekada nepaliksiu, juk pati tai sakė. Pati mane apsikabinusi kalbėjo. Kurgi dingo tas mūsų įvykusių sužadėtuvių faktas, negi jis jau nebeegzistuoja visai. Kiek gražių dalykų man prižadėjo, kiek vilčių suteikė. Ir kas iš tų pažadų liko šiandien? Nieko. Tuščia vieta. Viskas taiga tapo beverčių popiergalių krūva. Kaip ji gali šitaip? Paima ir išmeta mane iš savo gyvenimo tarsi kokį seną, nebereikalingą sulūžusi daiktą. Nusikratyti manimi užsinorėjo. Greičiau ir lengviau lyg būčiau koks svetimas prašalaitis, o ne tas pats Tukas, su kuriuo ateitį planavo, aš tik tenorėjau sukurti būsimą ir gražią savo antrąją santuoką po pirmosios garsaus sugriuvimo. Tukas giliai atsidūsta, nusišluosto ašaras rankove, jo žvilgsnis tampa griežtesnis, ne, Vida. Taip lengvai tu manimi nenusikratysi. Aš ne daiktas, kurį galima pastatyti į kampą arba išmesti į šiukšlyną, kai atsibosta. Mes juk susižadėję. Tu man davei žodį, o aš daviau tau. Tai ne šiaip savo kaimo vaikų žaidimai, tai rimta. Verkiau 2 dienas, išsiliejau, užteks. Aišku, mano mažytis sūnelis Kenas vis dar nesupranta šio pasaulio taisyklių, nesupranta, kodėl aš jį supuoju lopšyje graudžiai verkdamas, bet visi kiti, kas aplinkui mane suaugę yra, tai puikiai viską supranta, visą šią esmę. Šeimininkų katinų pora į mano šias ašaras žiūri jau tik su vidinė užuojauta, bet ir tai vis tiek nelabai gali rasti kažkokius žodžius, kurie galėtų tinkamai mane paguosti. Šeimynykščiai tik vis pasižiūri į mane keistai ir tylėdami pro pat šalį su savo reikalais ramiai praeina. O šis mano liūdesys. Liūdesys praeis, o meilė ir teisybė turi likti. Aš nesitaikstysiu su tokia neteisybė ir taip paprastai tavęs neprarasiu. Jei reikės, kovosiu. Kovosiu dėl tavęs, dėl mūsų, dėl kiekvieno tavo duoto pažado.
Tu pamatysi Vida, kad Nycių gyventojas Tukas Nykštukas taip lengvai nepasiduoda.